Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Bekės Aušiais tinklalaidę. Kaip jau pastebėjote, po kiek ilgesnio laikotarpio vėlgi, yra ir pasiteisinimai tam tikri, dabar tiesiog neturime sąlygų, kokias turėjome vasarą ar net rudenį. Mano ofisas vadinamasis, jis yra gerokai per šalta šiuo metu, kad galėčiau jame darbuotis, tai tiesiog ieškau tinkamų vietų, kur galėčiau rašinėti netrukdomas podcastą, tad manau, kad dabar žiemą jie bus kiek retesni, tačiau vėl atšilus orams, vėl pagerėjus galimybėms, mes sugrįšime dar stipriau. Taigi, galime pradėti šiandienos epizodą. Taigi, kaip visada, tinklalaidę pradėsime šiokia tokia priešistorė. Tai prieš gerus netgi 3, gal 2 mėnesius iš bibliotekos pasiėmiau knygą Gilus darbas. Tai yra Kalo Newporto kūrinys. Na ir tiesą sakant, nieko per daug ypatingo, eilinė knyga apie tobulėjimą, bet joje yra viena įdomi dalis, būtent apie rašytoją Baratundą Turstoną. Tai būtent apie jo 2013 metais bandytas eksperimentas, kuris labai pasirodė aktualus ir man. Jo eksperimentas buvo itin paprastas. Žinoma, kaip rašytojai ir žurnalistui jam buvo būtina prieiga prie socialinių tinklų, prie Gmailo, prie visų kitų socialinių ryšių ir taip toliau ir panašiai. Bet jis suprato, kad nuo to šiek tiek pavargo. Ir ryžosi 25 dienų iššūkiui, būtent per kurį jisai nusprendė nesinaudoti visiškai jokia socialinė medija, jokiais paštais, man rodos net ir telefoną savo atsisakė kuriam laikui. Ir man labai patiko jo rezultatų aprašymas. Kaip ir tikėtina, darant tokį eksperimentą, pirmosios dienos yra pačios sunkiausios, kai net labai sunku atsispirti bet kokiam norui to dopamino iš atitinkamo šaltinio, šiuo atveju greičiausiai nuo socialinės medijos ar nuo darbo galbūt. Ir taip yra su visom priklausomybėm, mes apie jas esame kalbėję ne vieną kartą mūsų jau tinklalaidėje. Tačiau man labiausiai patiko jo aprašas pasibaigus iššūkiui, būtent po 25 dienų Baratundas jautėsi šviežias, sakykim taip, jautėsi daug geriau, nes galėjo atsitraukti nuo to viso perteklinio informacijos kiekio. Ir tiesiog nenorėjo grįžti prie savo darbo, nors, kaip suprantame, darbo neišvengsi ir tiesiog teko prie jo grįžti, bet labai visiems taip pat rekomendavo padaryti būtent tokį iššūkį 25 dienų atitraukimo nuo socialinės medijos. Taigi būtent tokia yra mūsų įžanga apie Baratundo Turstono istoriją, apie jo iššūkį ir kodėl aš apie tai kalbu mūsų podcast'e. Tai žinoma, mes koncentruojamės į lyderystę ir visą darbą ir norą tapti geresniais. Ir žinoma, mūsų šiuolaikiniam perpildytam pasaulyje yra pilna trukdžių. Vienas iš jų ir turbūt pats daugiausiai duodantis reikšmės yra mūsų telefonas, mums pasiekiamas ranka visur ir bet kada. Nebūtinai telefonas, gal tai kompiuteris, gal tai televizorius, ir visa informacija, kuri teka iš šių šaltinių. Ir būtent šis dopamino retentionas vadinamas man iš esmės pats yra labai artimas ir patinkanti visai tema. Tai kiek daugiau jau netgi nei prieš 2 metus pilnai atsisakiau kiniškos programėlės su natelės logotipu. Ir labai tuom džiaugiuosi, neteko ne karto pasigailėti. Kuriam laikui buvau atsisakęs visiškai visų šaltinių ir Instagramo, ir Snapchato, ir visų kitų. Tačiau dabar tenka šiek tiek grįžti prie Instagramo, visų kitų susirašinėjimų platformų be Messengerio. Šiuo metu taip pat neturiu. Ir noriu pasidalinti, kuom tai yra naudinga iš savo asmeninės patirties, kiek esu tai bandęs ir kaip man tai pavyko. Tai pirma priežastis, dėl ko ypatingai rekomenduoju būtent pabandyti tokį iššūkį savo mesti, tai yra ramybė. Pats ir
labiausiai geriausiai suprantamas dalykas. Tai taip, iš pat pradžių, kaip jau minėjau, bus gan sunku atsispirti, bus sunku sustabdyti save, kartais atrodo automatiškai ranka eina į kišenę ir nori ištraukti telefoną, kad pasiimti tą greitą trumpą dopaminą. Tačiau perėjus tą pirmutinę formą tikrai pasidarys lengviau. Yra ir įrankių, kuriuos galite naudoti. Pavyzdžiui, aš naudoju programėlę ScreenZen šiuo metu, būtent Instagramui, kad riboti savo naudojimą. Ten labai paprastas veikimo principas, viską prisiuntę patys labai gerai suprasti. Aišku, ištrinti Instagramą irgi nėra pats geriausias variantas, nes visada galite jį tikrinti per browserį. Taigi, kuo ta ramybė mums yra svarbi? Pirmas dalykas, tai 3 kart geriau miegosite. Eisite anksčiau miegoti, nereikės pasitikrinti visokių nereikalingų dalykų. Geriau miegosite, ilgiau miegosite ir būsite žvalesni kitą dieną. Taigi, nuo ramybės mes galime ir kaip ir prieiti prie kito punkto, kuris yra tiesiog energija. Niekam nepaslaptis, kad būtent netikras dopaminas, greitas jo ir didelis kiekis labai mus išsunkia, mūsų energiją ir mūsų norą kažką veikti. Mes tiesiog prisėdame ir tada atrodo 5 minutėm, nors praėjo beveik valanda. Ir to nebelieka ir labai būna viskas paprasta ir 3 kart geriau planuojasi diena, 3 kart geriau viskas darosi, būtent dalykai, kuriuos reikia padaryti. Galbūt tai yra namų darbai, gal tai yra darbai, galbūt tai yra sportas ar kita veikla. Ir tiesiog viskas patampa paprasčiau, galite labiau planuoti savo laiką ir viskas eis lėčiau. Taip pat noriu paminėti, kad ir kaip stipriai stengsitės, greičiausiai nepavyks visiškai atitrūkti nuo to dopamino. Ir tai nėra blogai. To mes negalime padaryti ir kuo daugiau stengsitės tai padaryti, tuo mažiau naudos gausite iš būtent šio iššūkio. Mes patys su Ignu, mūsų bendru Back Associates įkūrėju, mes esame pabandę prieš kiek daugiau nei metus būtent tokį iššūkį, tik tais 3 kart sunkesnį, visiškai hardcore. Tai negalėjome klausyti muzikos, kai viskas aišku, kad jokio socialinės medijos įplaukos į mus, žinoma, televizoriaus negalėjome žiūrėti, filmų taip pat, net ir podcastai buvo pas mus uždrausti. Tai tiesiog būdavo kartais atsisėdu ir net nežinau, ką galiu daryti, nes atrodo visiškai viskas teikia tą greitą dopaminą. Bet galiausiai prasilaužėme ir viskas buvo 3 kart geriau ir paprasčiau po kelių dienų. Pradėjome ir knygas daugiau skaityti ir daugiau domėtis vertingais dalykais, o ne nesąmonėmis. Na ir galiausiai po tos savaitės, kuomet mes įvykdėme tą iššūkį, muzika skambėjo 3 kart geriau atrodo. Viskas buvo geriau ir gyviau ir tas dopaminas, net ir greitasis, jis mums buvo daug stipresnis negu yra dabar. Na, žinoma, kaip ir su visais dalykais mes išsivystame šiokį tokį atsparumą. Tai galite matyti su kofeinu, su kitais preparatais galbūt, kuriuos vartojate. Na ir taip yra visur. Tai kągi noriu pasakyti, kad jeigu ir bandysite tokį sunkų challenge, tikrai nauda bus, bet nepavyks tikrai išvengti visiškai visų dopamino takų į jūs. Žinoma, ir sporto salėje groja muzika, ir automobilyje groja muzika, ir kartais to pakeisti jūs negalite. Tad teks su tuo susitaikyti. Ir taip pat noriu pridurti, kad manau šis laikas, kai bandysite šį iššūkį, galbūt jis taps net ne iššūkiu, galbūt tai taps jūsų ir visų likusių gyvenimų, tačiau skirkite tą laiką būtent savo vidiniai geroviai, atraskite ramybę savyje, atraskite ramybę su savo artimaisiais draugais ir viskas bus tikrai geriau, nes atrodo, kad šiuolaikinėme pasaulyje tik viskuom ir skundžiamės, tačiau atsakymai yra mūsų rankose. Ir iš tikrųjų, tai galiu patvirtinti savo patirtimi, viskas bus 3 kart paprasčiau ir geriau. Taigi, užbaigiant šiandienos epizodą,
noriu pasakyti dar keletą dalykų. Taigi, kaip jau ir minėjau, mūsų aktyvumas yra šiek tiek sumažėjęs, aišku, ne dėl tinginystės, tačiau dėl resursų ir galimybių stokos. Ir taip pat yra atsiradę ir kitų projektų, kuriuos turime vykdyti, bent jau aš ir Ignas. Kitas Ignas, kartais nenaudoju pavardžių, tačiau esmę suprantate. Ir ką noriu dar pasakyti, kad jeigu turite rekomendacijų, ką galėtume jums pasakyti, mes būtinai jums tai leisime padaryti. Galbūt ir Instagramo istorijose padarysime dar vieną pūlą, kaip jau esame kažkada darę. Taip pat norėčiau išeiti iš komforto zonos ir padaryti dar daugiau podcastų būtent video formatu, kaip jau esame darę, nes būtent jie mums bent jau statistikos perspektyvą sekėsi tikrai geriausiai. Galbūt yra specifiška sritis, kurią norite sužinoti giliau iš srities eksperto, profesionalo. Būtent tai aš galėčiau, būtų ir man įdomu padaryti ir būtų tikrai išlipimas iš komforto zonos. Ir norėčiau taip pat pridurti, kad dalintumėtės mūsų turiniu, kad toliau stebėtumėte, palaikytumėte mus, prenumeruotumėte, pasidalintumėte su draugais ar dar su kažkuom. Na ir ačiū Jums už Jūsų suteiktą laiką ir iki kitų podcastų, greičiausiai jau po naujų metų. Ačiū Jums viso.